Negali užmuiti FIFA Lisa žirvę kukai. Negali būti. Negali būti, kad taip atsitiko. Negali patikėti. Geriausia diena mano gyvenime. Bet gali ir nebebūti geriausia. Tai kaip matote, čia yra sprogimas. 1 iš 7 sprogimų. Čia aplink visų stadioną. Futbolo arenoje. Užvakar. Katare įvyko toks sprogimas. 7 tokie. Va tokio dydžio. Buvo 7 teroristai. 14. Po 2 poros, kad, taip, žiūrėkite. Vienam kampe, kitas kitam, visi 4 kampuose. Vienas tenais VIP zonai, kur tik tai pasvariausių žmonės. Ir 2 išbėgo į stadioną. Ir tiesiog susprogdino viską. Čia dar yra vaizdų. Ką padarė šitie sprogimai? Visų pirma, tai nusinešė 216 žmonių gyvybių. Tai yra tiesiog labai nepakartojamas kiekis. Ir labai gaila, bet yra 2 dalykai. Vienas iš tų žmonių, ne vienas, o dauguma, tai buvo Messi. Messi, pagaliau jisai sudegė, visas juodas sudegė. Tada 5 dar Argentinos komandos nariai sudegė. Ir šiekit kas buvo juokingo. Messi, tai yra Argentina, žaidė prieš Madridą. 2 mano nekenčiamiausios komandos viens prieš kitą žaidė. Tai kas reiškia, kad sprogo ne tik Messi komanda, bet ir Madridas sprogo. Tai yra čia geriausia diena mano gyvenime. O dabar dar reikėtų pakalbėti. Juk sakiau, kad 2 teroristai nubėgo į šitą VIP zoną. VIP zonoje iš labai aukštai, už 100 000 sumokėtą bilieto vietą, tenai sėdėjo, kai net visi nepatikėsi, kas ten sėdėjo viešai. Ir ten sėdėjo Mr. Beastas. Ne tik. Ten sėdėjo ir Chris Tyson. Yes, that beast gone. Tada dar ten viršui sėdėjo. Palaukit. Kas ten sėdėjo? Ten sėdėjo Pijus Širvys. Jie visi stebėjo, 3 apsikabinę, bet įbėgo teroristas ir jis sušuko tokius žodžius kaip Allahi Mr. Beasto, Allahi Mr. Beasto. Ir išnešė tiesiog. Bet žiūrėkit, buvo kaip buvo. Mr. Beastas spėjo pašokti, užsidengti save su pagalve, bet vis tiek tai nepakako, jisai visas nusisprogo, bet, dar būtų išgyvenęs, bet tiesiog Chris Tyson apie jų širvį ir tiesiog banga tokia sprogimo išnešė pro langą ir jie tik išsiteškė ant stadiono vidurio. Wow. Reikėtų pakalbėti, kas buvo teroristai. Teroristai tai buvo 14-mečiai tokie. 14-mečiai iš Lietuvos. Mokiniai tokie buvo. Teroristai tokie. Buvo jo mokiniai iš Lietuvos. Tai įdomu, kas pasakė jiem tai padaryti. Tikrai ne aš, bet aš galėčiau garantuoti, kad ne aš. Bet, gaila žmonių, kurie tenais buvo stadioną. Bet čia kur dabar žinoti ir nebaigė. Kas norėtų eiti į Madridą, Madridas prieš Argentiną rungtynes? Visiškai nieks. 2 bagiausių komandos. Tai žinot ką? Tai jeigu jūs jau ten ir nuvažiavot, tai davai ir sprokit. Tai jo. Aš manau, kad čia bėgi viskas. Neturiu ką daugiau pasakyti. Kraupus įvykis. Messi beveik, Messi mirė, bet yra problema vienintelė dar, kad pradžioj sakiau, kad nelabai džiaugiuosi. Ir gali būti čia negeriausia mano gyvenimo diena, nes Chandler iš Mr. Beast sukūrė tokį potioną, kuris gali sugrąžinti žmogui atgal. Tai man atrodo, jis turi tik 3 samples to potioną. Tai man atrodo, jis tą Pijų širvį mes laukan, Chris Tysoną, Messi, Mr. Beastas sugrąžins atgal.
O gal ir ne, bus žinoti. Viso gero.